Aktualijų laida. Rezdu radio studijoje kiek reaguojasi programa, kadangi šiandien pas mus svečiuojasi gydytojas mikrochirurgas, buvęs Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos bei Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Labadiena. Labadiena. Taip pat kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Linas Antrulis. Labadiena. Labadiena. Na ir gal pradėkime mūsų pokalbį nuo sveikatos temos. Paklausiu, kaip vertinate situaciją sveikatos apsaugos sistemoje? Ar pasiteisino dabartinės vyriausybės sprendimai? Prašom. Šiai dienai dažnai bendraujant su žmonėm galima pasakyti labai paprastai, kad turbūt, kad nepasiteisino, nes žmonės skundžiasi prieinamumu, paprastumu, paslaugų kokybė. Na, iš tikrųjų, kaip gerbiamas Linas sakė, situaciją reikėtų vertinti turbūt taip dvejopai. Pirma, tai, kad Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje ir čia Šiaulių rajone ir mieste turime mes puikių specialistų, gydytojų, slaugytojų, kurie tikrai daug padeda žmonėm, saugant, gelbėjant jų sveikatą. Tačiau paskutiniai konservatorių liberalų vyriausybės sprendimai iš tikrųjų įnešė tam tikrą painiavą ir tai susijęs su keletą dalykų. Pirma, tai, kad buvo nepasiruošta kai kurių skyrių reorganizavimui. Na, sakykime, šerijos chirurgijos skyrių uždarimui ir nesuteikiant pastiprinimo pagalbos greitosioms mašinomis sistemai, kad galėtų žmonės atkeliauti, kad gydymo įstaigos lauktų iš toliau atvykusių žmonių ir kaip gerbiamas Linas sakė, tikrai žmonės skundžiasi galimybę patekti pas gydytoją, pas specialistą ir dėl to susidaro ir eilės, ir nepatogumai, ir galbūt kai kada ir pavėluota pagalba. O jūsų nuomonė, kaip manote, ką reikėtų daryti, kad keistųsi, tarkim, situacija? Prašom. Tai kaip aš minėjau, iš tikrųjų, pirmiausia, tai buvo nepasiruošta ir reikėtų žiūrėti visą eilę sprendimų. Pirma, tai labai pasunkėjo dabar paties medicininio gydytojo išsilavinimo gavimas, nes tiem studentams sumažėjus priimamų vietų skaičiui, kuriem tenka mokėti už medicinos studijas, jais reikia mokėti už pirmus 6 metus po 12 000, tai yra 72 000, o už rezidentūros paskutinius 4 vidutiniškai metus, nors kai kas gali studijuoti ir 6 po 24, tai 4 x 24, 96, visos 168. Tai ar galima tikėtis, kad koks nors jaunas kuršėniškis ar smilgių, mokėdamas tokius pinigus, baigęs, vėl grįš į savo tėviškę, čia padėti žmonėm. Šiais metais, kaip pavyzdį galiu pasakyti, Vilniaus universitetą baigė net 35 medikai, rezidentūrą išvyko į Vakarų Europos šalis. Tai čia yra problema, kad mes netenkame jaunosios kartos gydytojų ir mūsų gydytojai ir turbūt ir Kuršėnuose, ir Šiauliuose po truputį tampa vyresni ir ta problema egzistuoja. Tai čia gydytojų jaunų žmonių problema. Antra, kaip sakiau, kai dabar uždarinėjami skyriai, sakykime, 2004 metais mes užpirkom įvairiem Lietuvos rajonam, ligoninėm, pirminės grandies skyrėm greitos pagalbos automobilius. Ir aš atsimenu, ir Kuršėnus čia man teko atvažiuoti, palydint vieną iš tų naujų automobilių, o dabar, kada buvo daroma šitas chirurgijos ir akušerinių skyrių pertvarka, deja, bet greitos pagalbos sustiprinimų neįvyko. Tiesa, čia bandoma centralizuoti, kas turi gal ir kai kurių teigiamų dalykų, bet vėlgi nėra pakankamo ryšio pasiruošimo ir čia vėl yra problema. Todėl kiekvieną tą problemą reikėtų atskirai žiūrėti, kad mes iš tikrųjų galėtume žmonėm užtikrinti pirmiausia išsilavinimą, po to normalias darbo vietas, kad jaunuolių, jaunai šeimai medikų būtų tas pats, ar jie važiuoja kur nors į Europą uždirbti daugiau, bet ir daugiau išleisti, ar atvažiuoja į savo gimtus Kuršėnus ar Smilgius ir čia gali kurtis ir uždirbti, sakykime, šiek tiek mažiau negu Europoje, bet pakankamai tam, kad būtum, solidžiai, oriai galėtum ir dirbti, ir gyventi Lietuvoje. Aš noriu tik pridurti prie kolegos ir pastebėti, kad didelė problema su Šiaulių rajono, sakysim, aptarnavimo
ir sveikatos priežiūra yra ta, kad žmonės dalinai ir nepasitikė kaimo ir mažesnių gyvenviečių daktarais ir krypsta vis į miestą ir koncentruojasi mieste. Atitinkamai norėtųsi, kad šitas pasitikėjimas augtų ir miesteliuose, ir gyvenvietėse, ir tokiuose miestuose kaip Kuršėnuose, kad žmonės galėtų ir ten važiuoti ir pasitikėtų tais daktarais. Atitinkamai čia gal ir būtų tokia paskata, kad ir jauni žmonės, ir specialistai būtų motyvuoti grįžti į būtent tuos smulkesnius ir mažesnius miestelius. Kažkada mes buvom pradėję tokią programą iš Europinių pinigų, tai buvo pirmoji Europos programa 2004-2006 metų, kada mes tik įstojom kaimo ambulatorijų renovavimą. Aš manau, kad iš tikrųjų praėjus dabar tam tikram laikui mes vėlgi galėtume pasižiūrėti ir dėl greitosios pagalbos, ir dėl kaimo ambulatorijų. Ir, pavyzdžiui, Kuršėnų atveju aš manau, kad labai svarbu, kad pati sveikatos apsaugos ministerija atliktų analizę, rūpintų, kaip turi išgyventi tokia ligoninė, kuri nėra didelė, kuri yra šalia centro, kaip Šiaulių regiono tokio centro, ir kokie įkainiai turėtų būti, kad ligoninė gautų, nes turbūt žinote, gal žmonės ne visi žino, kad litas devalvuotas sveikatos apsaugoje. Dabar už tą, ką anksčiau mokėdavo litą už darbą, dabar moka tik tai 89 centus ir faktiškai vėlgi vos ne gydytojų, slaugytojų, personalo darbo užmokesčio sąskaita arba ligonių pirkimo medikamentų sąskaita tik tai įsilaiko gydymo įstaigos, nes taip dabartinė vyriausybė švelniai žmonės apgauna, sako, mes susimokam, bet susimoka beveik 11% mažiau negu iš tikrųjų gydymo įstaigos turi išlaidų. Čia atsiranda objektyvi problema gydymo įstaigos. Aišku. Kita problema šiai dienai daugelis rajonų gyventojų sunegalavus turi vykti į miestą. Paklausiu jūsų apie ligoninių mažinimą, ką jūs manote, naikinimą rajonuose. Kaip būtų galima stiprinti greitąją pagalbą? Aš manyčiau, kaip ir anksčiau kalbėjau apie vykimą į miestą, jis vyksta dėl dviejų priežasčių. Tai viena priežastis, kad ir, sakysim, nebėra specialistų būtent rajonų gyvenviečių ir medpunktuose ir pačiose ligoninėse, ir todėl žmonės vyksta. Ir kitas tas pasitikėjimo klausimas, psichologinis klausimas, kurį reiktų įveikti ir decentralizuoti truputėlį tą žmonių aptarnavimą, ir kad žmonės galėtų kreiptus ir jaustus patenkinti ir saugus būtent ir kitose mažesniuose miesteliuose. Kita vertus, naikinti skyrius rajone, mažiuose miesteliuose ir juos visus centralizuoti miestą, mes realiai pasieksim tai, kad galų gale nebeliks nieko rajone, ir kai reikės elementariausios priežiūros dėl gripo, susirgimo, peršalimo ar dar kažko, mes jau turėsim važiuoti į miestą, kai šiandien dar gali medpunktai aptarnauti tokias, sakysim, tuos nedidelius negalavimus. Ir norėtųsi tikėtis, kad tie medpunktai išsilaikytų, ir norisi to ir reikia siekti, nes tai yra arti namų žmonėms ir galima ten pateikti tas paslaugas kaip kraujospūdžio išmatavimas, vaistų įleidimas, kur rajono žmogui važiuoti 20-30 minučių iki miesto nei yra sąlygų, nei transporto, ir susidaro dideli sunkumai, o ypatingai sergant ar turint kažkokią problemą, tai iš tikrųjų žmonėms labai aktualu. Tai aš pridurčiau to, ką Linas sakė, sutikdamas su jo mintimis, kad iš tikrųjų yra keletą problemų. Pirma, tai mes truputį suniveliavimo kaimo ir miesto žmonių, nors mes norim, kad visi gautų vienodas paslaugas, tačiau kaimo žmonės yra toliau nuo centrų, jiem atvykti ir gydytis ambulatoriškai tą, ką gali padaryti miestietė, sakykime, net ir čia Šiauliuose, gal ar nuvykdamas net ir pėsčiomis iki artimiausios gydymo įstaigos, tai jau iš gyvenvietės, iš kaimuko jis to negali padaryti, arba jeigu jis atvyks į Šiaulius, sakykime, gaus fizioterapinės paslaugas, pašildys, ką nors, kaip dabar čia paprastai žmonės sako, ir paskui stovės gatvėje, lauks autobuso, sušals dar kartą ir vėl grįš į namus ir atvažiuos. Tai labai neefektyviai. Mes iš tikrųjų turėtume išskirti, kad kaimo žmogui dėl tiesiog tokio gyvenimo sąlygos ne visada gali atvykti taip, kaip gali atvykti miestietis. Antras dalykas, aš manau, labai svarbu, kad būtų geras ryšys, ką Linas paminėjo, dėl medicinos punktų.
Dabar dalis turbūt ir Šiaulių rajono žmonių dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra prisirašę, pasirinkę savo gydytojus ne gyvenančius Kuršėnuose, Šiaulių rajone ar kaimo ambulatorijose, bet Šiaulių mieste. Tas juos vilioja, kad čia galbūt arčiau konsultantai ir panašus dalykai, bet kada jiem reikia atlikti procedūras, tą, ką minėjo Linas, sakykime, susileisti vaistus, pamatuoti kraujo spaudimą, tai kadangi gyventojas neprisirašęs prie rajono gydytojo, prisirašęs prie miesto, faktiškai medicinos punktas ir ten dirbantis slaugytojai negauna tam finansavimo. Ir iš tikrųjų iškyla problema, ką daryti, ar jie negali gauti atlyginimų, negali turėti sąlygų. Tai čia reikia permastyti, kad jeigu žmonės prisirašo prie miesto, galbūt tą kaimo priedą vis dėlto palikti mieste, nes tiesioginis ryšys yra su kaimo medikais, kurie gyvena, ar tai būtų slaugytojai ar gydytojas, o kada pinigėliai nukeliauja į miestą, tai turbūt pakankamai retai. Aš nesakau, kad niekada nevyksta, bet galbūt iš miesto gydytojas aplanko tai kada nekada, o artimiausia slaugytoja, kuri gali suteikti tą pirmąją tokią pagalbą, yra būtent kaime. Ir čia iš tikrųjų yra ką daryti Sveikatos apsaugos ministerija, keičiant savo norminius aktus ir taip priartinant, man atrodo, tą paslaugą prie kaimo žmogaus. Kągi, kol kas padėkosiu Jums už Jūsų pokalbį. Primenu klausytojams, kad Jūs girdite aktualijų laidą, kurioje šiandien pas mus svečiuojasi gydytojas mikrochirurgas, buvęs Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos bei Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Linas Andriulis. Mes kalbėjome sveikatos tema, kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurios grįšime prie mūsų aktualijų laidos ir jau kalbėsime apie ekonomiką. Aktualijų laida. RSD radijo eteryje toliau tęsiasi aktualijų laida, kurioje šiandien pas mus svečiuojasi gydytojas mikrochirurgas, buvęs Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos bei Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Linas Andriulis. Ir kaip minėjome klausytojams, dabar kalbėsime aktualią ekonomikos tema. Paklausiu jūsų, kaip manote, kaip kurti darbo vietas, kaip siūlytumėte? Įdomi situacija susidarė Lietuvoje per pastaruosius metus, kad klausimas, kaip kurti darbo vietas, galima būtų ir atsakyti, kad jų net ir yra, bet
nėra pakankamai specialistų. Šiai dienai statybos sektoriui, telekomunikacijų sektoriui susiduriama su tokia situacija, kad neįmanoma surasti tinkamų specialistų, kurie galėtų atlikti kokybiškai savo darbus. Tai automatiškai liktai atrodytų, kad ir yra tuo darbo vietų, bet nėra žmonių. Tai čia galima būtų netgi ir pasakyti, kad gal kažkuria prasme galėtų ir siekti, kad apmokyti tuos žmonės, kurie yra dabar Lietuvoje, bet neturi atitinkamos specialybės, perkvalifikuoti juos ir pasistengti, kad jie atitiktų darbdavių pageidavimus. Kitas klausimas, ar kaip sukurti jas, aš manau, kad pagrindinė ir principinė, tai būdas būtų industrializuoti Lietuvoje, stengti siekti, kad plėstųsi pramonė ir kurtųsi darbo vietos. Tai aš pratęsdamas Lino pasisakymą noriu tik iš tikrųjų pastebėti, kad įvyko per pastaruosius 4 metus prie dabartinės vyriausybės labai didelis atotrūkis tarp poreikių darbo vietų ir specialistų. Faktiškai rengimas aukštose mokyklose, kada jos pasidarė tokios grinai rinkos sąlygom gyvenančios mokyklos, tai mes matome, kad pagrindinė specialybė yra vadybininkas, su įvairiausiais pavadinimais, ar ten būtų, nežinau, paukščių auginimo ar tualetų valymo, bet vadybininkas, teisininkas, toks pusiau iškeptas, bet ne tos specialybės, kurios reikalingos. Tai čia yra planingas tam tikras specialistų užsakymas vyriausybės. Manau, būtų labai tinkamas žingsnis. Aš priminsiu, kad 2001 metais, kada socialdemokratai atėjo į daugumą Seime, bedarbystė buvo 15,8% punktų. Po mūsų 7 metų darbo 2008 metais bedarbystė liko tik 4%. Ir dalis tų, kurie buvo išvažiavę, emigravę iš Lietuvos, pradėjo grįžti. Dabar yra viskas atvirkščiai. Vėl bedarbystė šoko iki kažkada 16 ar 12% punktų ir dar yra 270 tūkstančių išvažiavusių iš Lietuvos žmonių. Tai štai yra problema. Kitas dalykas, kad kurti darbo vietas reikia paskatinti vidaus vartojimą. Nes tik žmogus dirbdamas ir čia pirkdamas Lietuvoje gali sukurti naujas vietas. Paskutinis pavyzdys vyriausybės sprendimas. Vietoje renovavimo pinigų investavimo, negali daugiabučių renovavimo taip sustiprinti, negali visuomeninių pastatų, ar tai būtų ligoninės ar mokyklos, sakykime, gali individualius namus. Kodėl neišplėsti, pavyzdžiui, programą, kuri egzistuoja toj pačioj šilumos saugom dalyje, kaip šiferinių stogų keitimas. Pažiūrėkit, kaip pasikeistų kaimas, jeigu iš tikrųjų mes tą programą sutvirtintume ir kiek būtų darbo vietų. Ir mes čia turėtume tikrai naujas darbo vietas. Tai ne už 150 milijonų, gal čia mūsų lakūnai Šiaulių oro uoste ir norėtų, ir aš nesakau, kad nereikalinga, bet ne šitų pinigų, kurie kuria darbo vietas Lietuvos žmonėm. Juos atimam ir siunčiam kur nors, nežinau, Prancūziją, Ispaniją, dar kitur paremti ten darbo vietų kūrimą. Tai aš manau, kad mūsų socialdemokratų patirtis labai aiškiai sako, kad mes tą darėm 2001-2008 metais, mes esam pasiruošę tą testą ir šiau vieną pavyzdį sakiau, renovavimo programos, vidaus rinkos paskatinimas, iš tikrųjų sudarytų sąlygas būtent čia Lietuvoje kurtis naujom darbo vietam ir užtikrinti tiem, kurie žmonės čia pasilikę yra, o galbūt dar ir tie, kurie yra išvykę sugrįžti į Lietuvą. Ačiū. O kaip manote, ar įmanoma Šiaulių rajone pastatyti gamyklą? Čia būtų labai gerai, kad jin atsirastų tokia ir faktiškai galima ir įmanoma ir galima tą padaryti. Šiai dienai tik tai susidurima galbūt su programų nerealistiškumu, nes kad ir šiandien yra paskelbtos programos ministerijų, kurioje galima rajonuose finansuoti ir statyti gamyklą su Europos parama, bet ji finansuojama yra 50% ir faktiškai jeigu realiai sukurti gamyklą, kuri gamintų produktą, kurį būtų galima parduoti į užsienį ir prisitraukti taip užsienio pinigų į Lietuvą, tam pačiam Lietuvos žmogui, tai susiduriam su problema, kad ta gamykla turi kainuoti apie 6, 4, 5 milijonus ir litų. Tai pusę finansuojama, reiškia, žmogus turi atsinešti 2-3 milijonus savų lėšų. Automatiškai tokių žmonių Lietuvoje nėra tiek daug. Ir čia norėtųsi, kad kažkokioj tai pozicijoje, kažkurioj tai vietoj prisijungtų ir valstybės lėšos, prisijungtų ir paskata, ar tai bendri susitarimai su bankais ir lengvatiniai kreditai, kad būtų pasiekta, kad didesnė dalis žmonių, jaunų žmonių, kurie turi idėjų, turi minčių,
ir jie galėtų inicijuoti savo produkto gamybą, tik jiems reikia paskatos, jiems reikia lengvatinių sąlygų, jiems reikia tos pradžios, to pagrindinio pamato, nuo kurio jie galėtų pradėti ir statyti gamyklas, statyti cechus, gamybinės linijas. Ir čia manau, kad suteikus tą pasitikėjimą jaunam žmogui, pamokius jį, suradus priemonės, kaip tas jaunas žmogus galėtų savirealizuoti ir kiti žmonės faktiškai galėtų tada atsirasti tokios gamyklos, kad ir net Šiaulių rajone. Ir aš kaip visada mėgėjas ekonomikos tokios laisvesnės rinkos sąlygų, pastebiu, kad mes atrasim žmonių, jeigu tik suteiksim jiems sąlygas, tikrai atrasim žmonių, verslių žmonių su idėjomis, mintimis, ką galime gaminti, ką galime eksportuoti, kas svarbiausia, kad tik pinigai plauktų į Lietuvą ir atsirastų kuo daugiau lėšų biudžete ir Lietuvos žmonių kišenėse. Tai pratęsdamas Liną, aš pasakysiu, kad man atrodo iš tikrųjų taip, galima. Galbūt Šiaulių rajonas turi čia šiokį tokį konkurentą, kiek aš žinau, prie Šiaulių ar uosto ten technologijos ar industrinis parkas, kuris siūlomas teiktis, galbūt ten yra jau ir tokia infrastruktūros daugiau, bet iš tikrųjų poreikio gamyklom ir gamybai Lietuvoje yra pakankamai daug. Šiaulių rajonas kažkada garsėjo, man atrodo, plytų gamybą čia turėjo, tai kodėl nepagalvojus, galbūt kažką tai net gaivinus, nes aš tikiu, kad po keletą metų ir statybos plėsis ir toliau bus atsigavimas. Mes neseniai turėjom progos su partijos vadovybė kalbėti su įvairių mūsų lengvosios pramonės atstovų. Jie tikrai mus patikino, kad yra pakankamai nemažas poreikis, pavyzdžiui, siuvimo vystymui, tai aš manau, kad tikrai galėtų kokia nors ar padalinys, ar atskira tokia įmonė atsirasti, kur yra pakankamos rinkos, ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu, kur galima produkciją išvesti. Tai tikrai man atrodo, kad reikia dar papildomų galbūt tokio ir iniciatyvų, ir paieškojimų tų programų, ir papildomos vyriausybės paramos, ir tikrai aš manau, kad galėtų nebūti vien tokias monopoliškas koks nors tai vieno žmogaus žemės ūkio produkcijos gamyba, bet ir kitų verslų čia atsirasti. Kaip Juozas paminėjo, labai gerai, kad buvo garsėjom plytų gamyklą, bet šiai dienai galima pasigirti, kad Kuršėnai yra puodžių sostinė ir tikrai mes mokam ir asočius daryti, ir puodinės, ir pačias tas plytas. Tai būtų... Su šeima mes čia prieš 2-3 metus važiavome dviračiais po Šiaulių rajoną ir tikrai aplankėm ir Kuršėnus, ir kitas vietas, ir viešėjom pas jūsų menininkus, juodosios keramikos, tikrai puikus, nuostabus žmonės. Tai aš manau, kad tikrai turite potencialo, kad šis rytis taip pat vystyti. Aišku, ačiū. Na, kalbant apie užsienio kompanijas, sudaro įspūdis, kad užsienio kompanijoms svarbu Lietuvoje tik parduoti savo produkciją. Gamybos čia niekas neketina perkelti. Kaip manote, kaip būtų galima pakeisti situaciją? Šitoje vietoje taip yra gerai pastebėta, kad mūsų žmonės, Lietuvos piliečiai, naudoja šitą visą produkciją, perka savo reikmėm ir ne tik tais gamybos kažkokius daiktus, bet to pačiu ir maisto produkciją. Ką galima būtų pakomentuoti, kad žmonės Lietuvos turėtų stengtis leisti pinigus tik tais lietuviškai produkcijai ir stengtis puoselėti tą lietuvišką produkciją, tai tą pačiu lietuvišką verslą, lietuvišką gamintoją. Kita vertus, aišku, konkuruoti su tom tikrom kainom yra sudėtinga, kai Lenkijoje, Vokietijoje žemės ūkio subsidijos žemės ūkininkam yra daug didesnės negu Lietuvoje. Tai faktiškai mūsų žemės ūkininkai nebegali konkuruoti su savo produkcija, taip pat ir su gamyba. Norėtųsi, kad aš galbūt netgi ir paminėčiau pavyzdį tokį kaip Estija, kad būtų perkeliama į šalį, kurioje pardavinėjama tam tikra produkcija, užsieninė produkcija, būtų perkeliama tam tikros linijos, gamybos linijos, kad ir kažkokių tai detalių linijos, mašinų, traktorių ir stengiamasi kiek galima daugiau įsteigti tokių cechų, gamybinių linijų būtent Lietuvoje ir rajonuose, kad atskiri miesteliai, atskiros gyvenvietės turėtų savo kažkokį cechą, kur žmonės galėtų dirbti ir tai būtų didelė paskata būtent šitai gyvenvietei, tai bendruomeniai. Kaip tą padaryti, aš manyčiau, kad čia turėtų būti atvira diskusija ir bendravimas su būtent tais gamintojais, nes ir dabar, kas labai pasistebė su konservatoriais, tai mes turim didelę problemą su dėrybom, bendravimu su savo kaimynais,
su įmonėm didesnėm ir turime diplomatijos klausimų, dėrybinių klausimų. Aš manau, kad reiktų atidaryti tuos bendravimo kanalus ir stengtis pasiekti, kad būtų pasiūloma lietuviams pastatyti arba bent jau, kad Lietuvos verslas galėtų pritaikyti tam tikras franšizes ir čia statyti būtent tokius cechus, gamyklėles, kurios aptarnautų tą produkciją, kurią lietuviai perka, kad ir jos ištakos būtų ir Vokietijoje, ir Ispanijoje. Tai aš sutikdamas su Linu tik tai dar pridursiu, mes čia galime dvi sritis įskirti. Viena tai, kad mes iš tikrųjų dėl negebėjimo susikalbėti su kaimynės faktiškai uždarė investicijas iš rytų ir nesulaukdami investicijų iš vakarų tiesiog turime labai nedidelės investicijas, galbūt pavieniai atvejai, kada didesnė ir mažesnė įmonė ir kas investuoja Lietuvoje. Ir antras dalykas, kalbant apie žemės ūkio produkciją, tai vėlgi dabartinė vyriausybė, kurią, priminsiu, rėmė ir valstiečiai paskutinius 2 metus, tiesiog, sudarė nevienodas sąlygas Lietuvos, ypatingai maisto pramonės gamintojams. Aš pirmiausia turiu omeny padidintą pridėtinės vertės mokestį visiems maisto produktam iki 21%. Tai mūsų siūlymas yra labai aiškus, kad bent daliai šviežių maisto produktų, tokie kaip šviežiai mėsai, pavyzdžiui, vėl gražinti sumažintą pridėtinės vertės mokesčio tarifą ir padidinti vėlgi vidaus vartojimą, o nesiųsti žmonės iš Lietuvos pirktis to lenkiško maisto ir panašiai. Tas būtų iš tikrųjų galbūt papildomas stimulas, nes visi, kas investuoja, kas kuria čia verslą, jie iš tikrųjų priversti atsižvelgti į tas sąlygas, kurie sudaro valstybė investuotojų ir jeigu jie mato, kad geriau gaminti Lenkijoje ir iš Lenkijos atvežti čia arba sulaukti pirkėjus Lenkijoje, tai jie įsikelia. Pažiūrėk, kiek netgi lietuviško pagrindo kapitalo įmonių įsikėlė savo įmonės iš Lietuvos. Tai labai aiškus smūgis mūsų ekonomikai ir mūsų pajamom ir galimybė investuoti. Ir labai palaikau Lino siūlymą būti labiau patriotiškais. Kažkada mes su Lietuvos pramonininkų konfederacija socialdemokratai buvom iškėlę tokį šūkį, rinkis prekę lietuvišką, ir jinai būdavo daugelio pramonininkų konfederacijos parodų kaip moto toksai. Tai aš manau, kad tikrai galėtume prie to sugrįžti. Ačiū. Kalbant apie minimalų mėnesinį atlyginimą, jūsų manymu, koks jis turėtų būti? Tai aš pradėsiu nuo to, kad dabar socialdemokratai turi labai aiškų sprendimą, ne pataikaudami, nežadėdami, neapgaudinėdami žmonių, kad šiandien jis turėtų būti 1000 litų. Ir mes esam labai tvirtai pasižadėję ir pasirašę susitarimus su profesinių sąjungų suvienimais ir tam pritarė darbdaviai, tarp kitko, kad nuo sausio 1 jisai būtų 1000 litų. Ir priminsiu kitą istoriją, kad jis turi labai reaguoti ir kilti, nes jo kilimas skatina apskritai atlyginimo kilimą, jis skatina vidaus vartojimą, nes daugelis, kurie gauna minimalų atlyginimą, jie neišveža tų pinigų nei į Kanarų salas, nei kažkur tai į Afriką, o jie leidžia savo reikmėm čia Lietuvoje, pirkdami tą mūsų produkciją arba siskaitydami už paslaugas. Tai vėlgi priminsiu, 2001 metais, kada socialdemokratai atėjo, tas minimalus atlyginimas nesiekia 400 litų, o kada mes baigėm 2008 metais, jis buvo jau 800 litų. Ir faktiškai per visus konservatorių ir liberalų šitos valdymo metus jis nei cento nepadidėjo. Tik tai dabar prieš rinkimus reiškia išmesta 50 litų kaip tokia tam tikra prasme ir pajuoka, kad žmonės jisai šiek tiek yra pakeltas. Bet realiai nors kiek nors apsimokėti tais komunalinės paslaugas ir apsipirkti maisto produktam, mes manome, kad nuo sausio 1 tikrai turėtų būti 1000 litų, o toliau, kylant ekonomikai, kylant vartojimui, turėtų siekti, nes vėlgi pasakysiu, kad pastaraisiais metais padidėjo ir kai kurių įmonių pelningumas ir kiti dalykai, o minimalus atlyginimas nekyla. Reiškia, iš tikrųjų, tas pasidalinimas sukurto produkto jis nėra teisingas. Ir mes pasisakome, kad jis vyktų nuolat, ne šuoliais, ne antro dabar čia 1000 ar 1800, bet iš tikrųjų realiai taip, kad galėtų jį mokėti ir vidutinio verslo įmonės, ir smulkios įmonės, kurios dirba po keletą žmonių ir žmonės iš jo galėtų pragyventi. Aš palaikau Juozo nuomonę ir tikrai negalima tikėti pažadais minimalaus atlyginimo pakelimo į beribį 1500 ir kaip ten kai kurie Vilniuje net šneka iki ten 3 ar kiek tūkstančių tam tikrais metais.
tiesiog reikia atsižvelgti į biudžetą, į skaičius ir matyti, ką gali Lietuvos ekonomika ir kiek gali pakelti minimalų atlyginimą. Vis dėlto svarba minimalaus atlyginimo žmogaus gyvenime yra labai stipri, labai pabrėžtina ir šito klausimo niekada negalima apleisti ir visais atvejais reikia stengtis siekti, kad minimalus atlyginimas didėtų ir žmonės galėtų vis lengviau gyventi. Kita vertus, mano pozicija būtų, kad ir tokia kaip ir viltis, kaip ir ateitis, galbūt ir kad žmonės ir svajonė tam tikra, kad žmonės dirbantis Lietuvoje turėtų galimybę ne vien tik galvoti, koks bus minimalus atlyginimas, bet jį visai pamiršti, o uždirbti vidutinį atlyginimą, didesnį atlyginimą ir stengtis ir galvoti apie tai, kaip jam palengvinti savo gyvenimą būtent jau visai kitose atlyginimo etapuose, negu galvoti apie minimalų atlyginimą, kuris šiai dienai, kaip ir dabar padidintas iki 850, yra iš esmės juokingas, kas gali 50 litų dadėjus pasikeisti realiai žmogaus gyvenime. Manyčiau, kad tikslas ir siekiamybė būtų, kad žmonės artėtų prie vidutinio dabartinio Lietuvos atlyginimo, artėtų prie 1800, bet tai nesurišta su minimaliu, tiesiog kuriant darbo vietas, kuriant pramonę, kuriant paslaugas, sulaikant pinigus Lietuvoje, kaip kad skatinant vidaus naudojimą ir perkamumą ir tuo pačiu eksportą didinant, kad kuo daugiau užsienio pinigų grįžtų į Lietuvą. Manau, kad tokiais būdais sistemiškai dirbant į priekį mes galėtumėm pasiekti, kad vis galėtų uždirbti daugiau ir ją minimalus atlyginimo samprata taptų nebeaktuali. Tai čia toks kaip palinkėjimas čiutne. Bet aš dar pasakyčiau, kad minimalaus atlyginimo didinimo būtinumas dar susijęs su kitų dalykų, nes dabartinis santykis, kada minimalus atlyginimas ir gaunama socialinė pašalpa yra labai artimi į rankas, tas faktiškai skatina nenorą dirbti dalies žmonių. Todėl atotrūkis tarp pašalpų ir minimalaus atlyginimo taip pat turėtų būti toks, kad žmonės norėtų gauti, kad ir tą minimalų atlyginimą, nes tai būtų daug geriau negu kad gauti pašalpą. Kokia būtų jūsų pozicija dėl progresinių mokesčių ir apskritai dėl mokesčių sistemos? Tai aš turiu pasakyti, kad mes pasisakome už kuo stabilesnius mokesčius ir tikrai esame įsipareigoję ir nežadam naktinių mokesčių, ką padarė konservatoriai su liberalais atėję 8 metų gruodį. Dėl progresinių mokesčių aš manau, kad pasaulinė patirtis labai aiškiai parodo, kad tie žmonės, kurie sugeba žymiai daugiau uždirbti dėl savo gabumų, dėl kitų savybių, dėl verslumo galbūt ir panašiai, ir iš tikrųjų turėtų šiek tiek daugiau pasidalinti. Tai pažiūrėkite, Jungtinės Amerikos valstijos ir visos išsivysčiusios Europos šalys, jos yra įsivedę progresinius mokesčius ir niekas dėl to nepergyvena, neverkia, netgi mūsų daug verslo žmonių, kurie išvažiuoja kur nors į valstybę, dažniausiai išvažiuoja kaip į gerą pavyzdį tas valstybės, kur yra progresiniai mokesčiai ir jie garantuoja, kad žmonės iš tikrųjų gali oriau gyventi. Gali ne tik gauti darbą, bet ir uždirbti tokį solidesnį atlyginimą, kuris leidžia pragyventi, galima geriau sutvarkyti švietimo apsaugą, galima geriau sutvarkyti sveikatos apsaugą, galima kultūrai skirti pakankamas lėšas ir visuomenė yra nuo to tik solidaresnė ir labiau mylinti savo kraštą. Aš norėčiau taip pat kaip ekonomistas galiu pastebėti, kad progresinių mokesčių jie turėtų būti vesti besąlygiškai, nes žmogus, kuris uždirba sąlyginai mažiau, jam 1 lito vertė yra daug didesnė mokesčių sumokamų į valstybę. Kita vertus, žmogus, kuris uždirba daugiau, jam 1 lito ta vertė yra mažesnė, todėl jis ir gali sumokėti sąlyginai didesnę sumą ir didesnę procentuotę nuo savo atlyginimo. Šiandien, kaip ir visada, konservatoriai mėgsta labai skriausti tuos pačius jautriausius, tai ir imti tie, kurie mažiausiai uždirba, ir pensininkus, ir automatiškai mano mąstymu turėtų siekiamybė būti, kad daugiau uždirbantys žmonės galėtų prisidėti prie Lietuvos biudžeto daugiau ir čia niekas tikrai jiems nepakenktų ir jie blogiau nuo to nepradėtų gyventi. Kita vertus, žmonės, kurie dabar uždirba sąlyginai mažai, jų mažesnė mokesčių našta
jiems leistų gyventi daug lengviau ir jie tikrai pajustų tą, kaip sakyti, gyvenimo malonumą ir gyvenimo pačią laisvę daug stipriau. Dabar paklausiu jūsų energetikos temą. Jeigu būtų jūsų valia, investuotumėte į naują atominę elektrinę ar skatintumėte atsinaujinančių energijos šaltinių energetiką? Mes socialdemokratai nepasisakome prieš atominę energetiką apskritai. Tačiau šitas projektas, kuris dabar yra pasiūlytas, mums atrodo netinkamas, dėl to, kad yra tik tai vienas reaktorius, kad didelis reaktorius, kad iš tikrųjų labai brangiai kainuoja ir kad šiandien pirmoji problema, didžiausias klausimas yra šildymo energija, o ne elektros energija. Ir manau, kad vystymas vietinio kuro bioenergetikos iš tikrųjų galėtų išspręsti tą problemą ir šildymo, ir darbo vietų kūrimo, todėl mes socialdemokratai pasisakome prieš šį atominės energetikos projektą, kuris yra dabar pasiūlytas, ir pasisakome už bioenergetikos Lietuvoje vystymą, kas leistų ne tik kur nors, Ignalinoje ar centre sukurti darbą, bet visoje Lietuvoje už tuos pačius pinigus ne 6 000, kaip dabar sako, sukurti vietų, o galbūt 20 000 ir dar daugiau kiekvienam rajone, sutvarkant miškus, sutvarkant kitus biokuro šaltinius, kurie leistų turėti ir pigesnę šilumą, ir pakankamai energijos, ir tūkstančių darbo vietų. Tik ką neseniai skaičiau apie tai, kad senoji elektrinė atominė buvo uždaryta dar ir viena iš priežasčių kaip tokia, kad labai gamina didelį perteklių elektros, kurių neaišku, kur padėti realiai. Tai šiandien mes vėl konservatoriai siūlo ryškės programą, kurioje vėl statoma didžiausia elektrinė, kur vėl neaišku, kur padėti tą patį perteklių. Tai aš manau, kad tais pačiais keliais nereiktų vaikščioti. Aišku, kad apsispręs dėl atominės elektrinės reikia turėti aiškius skaičius, kiek jie kainuoja dabar, kiek jie kainuos ateityje ir kiek mums elektra kainuos. Bet pirmumą teikčiau lygiai taip pat, kaip ir gerbiamas Juozas, kad tai atsinaujančiai energetiniai šaltiniai, nes pinigai lieka Lietuvoje ilgalaikėje perspektyvoje, o ne išvažiuoja kartu su japonais iš šalies, kai pasibaigė atominės elektrinės statyba. Kągi, mūsų laidos laikas eina į pabaigą ir dar pabaigoje paprašysiu jūsų palinkėjimo RS2 radio klausytojams. Kadangi tokia turėjom iš 2 dalių mes šiandien tą laidą, tai aš pirmiausia palinkėčiau sveikatos, stiprybės, žmonėm darbo ir uždarbio. O aš palinkėčiau visiems neužmiršti balsuoti, visiems neužmiršti, kad jūsų balsas yra svarbus ir tinkamai ne pagal pažadus, o pagal darbus rinktis partiją, tai yra socialdemokratus, ir balsuoti už žmonės, kurie yra tikri specialistai ir žino, ką daro šalies valdyme. Ačiū. Ačiū Jums, kad savo užimtoje dienotvarkėje atvykote į RS2 radio studiją. Tikrai suteikėte išsamios informacijos mūsų klausytojams ir priminsiu visiems, kad Jūs girdėjote aktualijų laidą, kurioje šiandien pas mus svečiavosi gydytojas mikrochirurgas, buvęs Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos bei Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas ir kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Linas Andrulius. Ačiū Jums ir viso ko geriausio. Ačiū. Ačiū, viso gero.